kai giliai susimastai. Vienintelis rytas metuose, kai gali giliai susimastyti, gali giliai išjausti ir atsekti, kas gyvenime ne taip šiandieną, kodėl man susiklostė taip gyvenimas ir ko tikėtis man iš jo toliau. Tam ir duotas šventų kalėdų rytas, kad galėtum apsvarstyti tyliai ir giliai. Šventos kalėdos – tai širdies ir sielos šventė, kai gali kalbėti žvakių šviesoje ir tyloje tik su savim. Visiems atleisti, padėkoti ir vėl pradėti kurti gyvenimą su žmonėmis, kurie bus širdžiai artimi, duodantis gyvenimui. Didžiausia Dievo dovana gyvenime – tai žmonės suvesti. Dar kitaip pasakius, sutikti atsitiktinai. Nors daugelis žmonių galvoja, kad atsitiktinumų nebūna. Dabar kaip patarimas mums visiems. Pabandykite giliai susimastyti. Tai tada atseksite, kad visi žmonės sutikti gyvenime mums buvo Dievo atsiųsti, kad pamatyti savo šviesą viduje, tam, kad suprasti, koks esi stiprus žmogus, kai Dievo šviesos skleidžiasi pas mus. Tu nepalūžtantis, tu amžinas, tu jaunas, kaip mėnulis šviečiantis dangoj. Žinoma, būna visokių dienų. Jos atsiranda tik todėl, kad tu paklydai nuo savo šviesų vidinių. Nesugebėjai tu branginti tai, kad tu atsinešei į žemę su savim. Ir puoliai į visuomenę sukurtus troškimus. Darbas, pinigai, mašinos, namai keli, santuokų 14 arba meilužiai, kas naktį vis kiti. Ir vėl kasmet švęsti kalėdas ir dovanas kalėdinės suruošti, kad vėl visi matytų, kokia esi dosni. Štai tokį gyvenimą šiandieną gyvena dauguma ir net nepagalvoja, kad čia su manim kažkas ne taip. Kodėl gili depresija, kodėl žiaurus grubumas liejasi iš vidaus, kodėl tapau aš prekė visuomenės žmogaus. Visokių pranašysčių pasipylė medija plačiai. Visi uždirbti pinigą nori nuo kalėdinio žmogaus. Sustok žmogau, susimasty giliai. Ir ar tik nelaikas tau sugrįžti prie savo prigimties žmogau, išmokti vėl mylėti, džiaugtis ir branginti. Kaip pavyzdį vėl to parodysiu. Tai mūsų mylimi draugai šuniukai, šiuo atveju labradorai. Jis laimingas jaučiasi tada, kai gali su meilė atiduoti visuomenėje save. Jis nuoskaudos niekam neturi ir net neįtarė, kad tokia gali būti. Jis visada žvalus laimingas, nes vien todėl, kad savo sielos šeimininkas. Ir kol netapsime mes visa žmonija sielos šeimininkais, gyvenimas bus lyg kančia ir skausmo upės tekančios per ją. Žodžius užrašė Sigutė.